Sveiki. Šiandien noriu supažindinti Jūs su savo nauju projektu, nauja programa, įvadu į sąmoningą, sausą pasninkavimą ir tuo pačiu į sąmoningą mitybą. Norisi atsakyti tuos pagrindinius klausimus, kurie verčia žmogų abejoti, ar jam iš viso pasninkauti ar nepasninkauti, kas iš esmės yra pasninkas. Kuo skiriasi sausas pasninkas ir pasninkas arba badavimas, kaip mes jį vardijame, su vandeniu. Kas yra patalpinis badavimas, ar tai atitinka esmę ir prasmę. Kada badauti, kaip badauti ir kodėl vis dėlto pačioje pradžioje rekomenduoju tai daryti su vedliu. Pirmas dalykas tai, kad visas šitas projektas, kad pradėjau kviesti žmones jungtis kartu, bandyti tai daryti, tai nėra tai, kad turiu žinių, turiu pagrindo ir jūs visus to mokau. Iš tikrųjų, visa tai atėjo būtent iš to gilaus pajutimo, iš potyrio, kokią naudą tai duoda. Ilgą laiko tarpą nepripažinau kaip medikė, kaip gidūnė, kaip kinų Tibeto medicinos žinovė, propaguotoja, badavimo kaip gydymo priemonės, jeigu nėra tam svarbos, skubos ir reikalingumo. Nes visus kūno pokyčius tikrai pakankamai efektyviai galima patobulinti, reguliuoti ir kontroliuoti būtent pasitelkus sąmoningą mitybą, sulčių vartojimą ir žolynų įvairių propagavimą naudojama tada, kada reikia arba naudojama pagal poreikį. Kadangi daug metų gilinuosi, mokausi ir toliau tęsiu studijas, taip pat savo praktinį gydymą, praktinius užsiėmimus, būtent pagal kinų mediciną. Tai yra čia šiek tiek panašumo ir, sakykime, su vedų kultūra, su ajurveda, ar ne, tikriausiai nenustebsit, jeigu pasakysiu, kad žmogus iš esmės nėra tik kūnas, ar ne? Žmogus turi kūną, turi dvasią, turi sielą, turi begalės sąmonės kanalų, turi kūnų, fizinį, mentalinį, astralinį, kauzalinį ir taip toliau. Ir reikia iš esmės suvokti, kad visa tai sudaro tam tikrą sistemą. Došos, pagal kurias yra skirstoma žmogaus kūno konsistencija, tam tikrų ligų pasireiškimas, ar ne, polinkis į tam tikrus susirgimus arba į tam tikrus emocinės būsenas arba netgi charakterio formavimąsi, tai yra pats, sakykime, žemiausias lygmuo, kurio žmogus turi vadovautis gyvenant savo kasdienybėje, renkantis mitybą, renkantis savo sveikatinimo būdus ar ne, propaguojant juos. Ir tai yra atskiros paskaitos apie tai. Ir iš tiesų tai yra labai svarbu pažinti, suvokti. Ir net žmogus, jeigu vien tai pažįsta, suvokia, pradeda gyventi ir maitintis pagal tai, jau jo sveikata gerėja. Todėl yra požiūris, kad ne kiekviena doša, ne kiekviena kūno konsistencija gali ir reikalingas badavimas. Ne? Kai kuriom došom labiau rekomenduojamas protarpinis badavimas arba badavimas su tam tikrais produktais, ar ne. Tai čia yra tada, kada mes kalbam apie badavimą kaip apie gydymosi principą, apie badavimą, kada mes norim kažkuo padėti savo, neįsigilinę į pačią esmę ir prasmę. Tikriausiai sutiksite su manim, kad praktiškai kiekviena religinė bendruomenė kalba apie tai, kaip svarbus yra pasninkas. Kalbama yra apie kūno pasninką, kalbama yra apie dvasios pasninką, ar ne? Kaip atskirą dalį arba kaip visuminę dalį. Tačiau labai svarbu yra pabrėžti, kad tai ne tik, kad yra nedaloma, bet iš esmės pasninkas, tas šventas žodis, šventas veiksmas, tai yra pagrindas viso ne tik sveiko kūno,
bet sveiko, darnaus, sąmoningo kelio į dvasingumą, į virsmą. Daugelis religinių konfesijų kalba apie tai, kad be sveiko kūno neįmanoma sveika dvasinė eiga ir vystimasis. Sveikas kūnas tai yra pagrindas tikrai, gerai, efektyviai meditacijai, maldai, pažinimui. Juk sutikit su manim, kad kai žmogus neturi sveiko kūno, jam kažkas skauda, negera, prisiminkim bet kurią būseną, kad ir virusas eilinis, ar ne, pas mus yra, tu mažai apie tai galvoji dėl to, kad natūraliai įsijungia visi tavo kūno visos jungtis, ar ne, ir kad tik pasveikti, ar ne, kad tu būtum sveikas. Ir kada mes pasveikstame, ant kiek mums palengvėja ir gera pasidaro, atrodo lengva gyventi, gera gyventi, ar ne. Ypač tai jaučiama yra tada, kada mes turim tokį kūno sutrikimą kaip apsinuodijimas ir vėmimas, reguliarus tuštinimas ar nesuaktyvėjęs tuštinimasis. Ir po to mes jaučiame tą kūno pagerėjimą, palengvėjimą ir ne tik fizinėme kūne, bet ir dvasios aspektu. Mums sugrįžta teigiamos emocijos, teigiami jausmai, mums pasaulis gražesnis nusispalvina. Vien atsakant į šios klausimus, ar ne? Taip norisi sakyti, tai palauk. Tai tada apie ką tas pasninkas, ar apie sveiką kūną, ar apie sveiką dvasią, ir ar jis tikrai negalimas kiekvienam, ne? Mūsų katalikų tikėjimas, krikščionybė, katalikų konkrečiai paimkim, ar ne, pasninką apibrėžia labai kaip tokį lengvą būdą atsisakyti kažko, vardan kažko. Krikščionybėje, krikščioniškoji konfesija jau plačiaja prasme, pavyzdžiui, ir stačiatikybė, ar ne, jie pasninką jau labiau vertina, sureikšmina, ir jeigu mes pasigilinsim labiau į būtent šitas religinės grupės, ar ne, tai ten yra įvairių pasninkų rūšių. Yra sausas badavimas, yra badavimas su vandeniu, yra badavimas, kada mes tik atsisakom sunkių produktų, mėsos, žuvies, ar ne. Ir tai yra žiūrima pagal mėnulio fazes, pagal tam tikrą laikotarpį, ar ne, ir ko mes norime to savo pasninku pasiekti. Čia yra labai svarbus momentas, ko mes norime pasiekti. Jeigu žiūrėsime į vedinę kultūrą, į sakykime, tas senasias hinduizmo ištakas. Pasninkas yra šventas dalykas ir juo yra ne tik sveikatinamas kūnas, bet nuolatos yra gražinama darna, dvasinė darna, kūno darna, emocinė darna, bei jo metu visą laiką kalbama apie grįžimą į esmę, į tai, kas tu esi, į tai, kur tu eini, atsigrėžimas į karmą, prašymas tų dalykų aukštesniųjų būtybių, ar ne, viešpaties Dievo, kad leistų mums lengviau praeiti gyvenimo kelią. Ir suvokimas, kad pasninkas tai nėra tik kažkoks probėgotas dalykas, kad aš kažką gaučiau, tai yra neteisingas suvokimas. Pasninkas yra visų pirma, aš atiduodu tam, kad gaučiau. Ką reiškia atiduodu? Jūs iš esmės visi žinote, kad visa, kas yra aplink mus, tai yra energija. Jūs esate energija. Daiktai yra energija. Veiksmai, aplinka ir taip toliau. Mes esam judančios dalelės. Tai, kas įeina į mus, yra energija. Tai, ką mes išleidžiame, yra energija. Ir atsisakymas kažko, pavyzdžiui, net jeigu mes ir kalbame apie tokius lengvus metodus, kaip atsisakau tą dieną arba tomis dienomis kažkokių tai priklausomybių, ar ne, arba tai, kas kenkia mano kūnui, tai, kas kenkia mano dvasiai, tai yra pavyzdys žinių klausimo, šokolado valgymo, jeigu aš tai darau dažnai, ar ne, nuolatinio spoksojimo į ekranus, telefone, arba šiandien aš susilaikysiu nuo komentaro apie savo viršininką, ar ne? Tai va tas susilaikymas tai jau yra gebėjimas generuoti vieną energinį srautą kitu.
Bet jeigu mes tai darome taip pat naiviai nesąmoningai, tai kaip ir praranda tikslą ir esmę. Mes tai turime daryti vardan kažko. Realiai kiekviena mūsų askezė, nes pasninkavimas tai yra askezė. Atsisakymas kažko yra askezė. Realiai kiekviena askezė turėtų būti vardan Dievo. Dėl jo, jam. Jam nereikia nieko. Tai reikia mum. Bet kai mes jį iškeliam aukščiau vardan visko, mes realiai leidžiam jo energijai tekėti per mus. Ir tos energijos Dievas nepasiims, nes jis yra iš esmės visa energija, kuri yra. Tai yra, jis yra visa, kas yra. Bet ta energija grąžinama mum kitų pradu. Tai yra kaip padėka ir kaip virsmas. Todėl jeigu jūs pasninkaujate arba norite tą daryti, jau net nekalbu apie sausą badavimą, sausą pasninką, apie kurį mes taip pat pradėsime kalbėti, realiai jūs kiekvieną kartą turite, aš aukoju Viešpatie, aš atiduodu, aš skiriu tau. Ir prašau, ir va tada turi nuskambėti intencija. Kur tą energiją mes norėtumėm? Galbūt valstybės labui, tam tikrų situacijų pokyčiam, galbūt dėl savo vaikų gerovės, dėl to, kad ten grįžtų sūnus ar dukra į dorovės kelią, ar ne, arba kad grįžtų jam sveikata, gal už tėvus, gal už vyrą, ar ne, ar pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra priklausomybių tam tikrų, ar ne, aš skiriu savo pasninką, savo auką, savo vyro išlaisvinimui, ar ne, savo sūnaus, savo dukros, savo mamos, jų pagelbėjimui. Tai yra ta visų pirma energinė grąža ir antras dalykas, tai yra tas motyvas, kuris pasninko metu bus varomasis rodiklis, dėl ko aš tai darau, vardan ko aš tai darau. Kai mes tai paskiriam aukščiausiam jėgom, mums yra suteikiamos jėgos. Jeigu aš koncentruoju energiją, tai yra nevalgau, atsisakau kažko, tai ar ne, tą energiją atiduodamas aš tą pačią grąžą gaunu ją atgal į savo gyvenimą, į savo gerbuvį. Ir kada žmogus pradeda bent tiek minimaliai suprasti, mes jau nesigiliname, nekalbam apie samskaras, priežasčių susidarimus, dar kažką, tai ne, bet paviršutiniškai, va taip žiūrint, jau tai tu suvoki, kodėl aš tai darau, kam man to reikia. Nesusireikšminas, kad aš tai darau tik dėl savo kūno, kad jis man atstatytų sveikatą, tai yra ne tik kvaila, bet tai yra nenaudinga. Nei jūsų kūnui, nei jūsų dvasiai. Nes tai yra darna. Nes mūsų tikslas, kas yra sveikas kūnas? Iš esmės sveikas kūnas, tai yra energingas kūnas. Tada, kada mes turime energijos gyventi, dirbti, būti, džiaugtis, dalintis ją, perduoti kitiem ir kitam. Ir todėl pasninkas, kuris mūsų dabar laukia artėjančių švenčių proga, ar ne, žmonės sako, vieni laikosi, kiti ne, tai vardan ko jūs tai daro. Nesvarbu, kokią formą jūs pasirenkate. Neužverkite tos ertmės, tos erdvės, dėl kurio jis yra mums duotas, kaip galimybė, kaip atvarta, kaip galimybė grąžinti kūną į tą būvį, kuriame prasideda mūsų dvasinis kelias, bendrystė, sąmoningumas, tarnystė. Ir dabar jau grįžtant prie sauso badavimo, tai vėlgi, kodėl jis, o ne kažkas kitas. Grįšiu prie to, kad ilgą laiką buvau pakankamai kategoriška tam. Ir pati, kiek esu daug anksčiau bandžiusi, tai mano tie visi badavimai buvo jokių būdų nesausas badavimas, o būtent ant vandens arba perinant ant labai lengvos mitybos, ar ne? Dėl to, kad mano pačios kūno konsistencija yra vėjas, vėjam nereikia papildomo vėjo, jam nereikia šalčio, jam nereikia šalto maisto ar nesauso maisto. Tai bijodama sukelti tuos vėjus, aš tikrai vengiau šito daryti, nebent tai buvo protarpinis badavimas. Ir tikrai labai gerų rezultatų sulaukiau vien pakoregavus, išmokus sąmoningai maitintis, išmokus
parinkti mitybą tokią, kurios nori mano kūnas, kuris sveiksta nuo kurios, ar ne, suvokti, kas yra energinis maistas, kad tu maitiniesi ne dėl vitamino, mikroelemento, maitiniesi dėl to, kad gauti gyvą energiją. Labai daug padėjo ir tiek praktikoje ant savęs, ir tiek tų žmonių, kurie pas mane ateina, tai, kad naudoti sultis ne kaip maistą, bet kaip švarinimosi, gydymosi priemonės. Tikrai tai duoda labai labai gerus rezultatus. Tačiau, kai į mano akiratį pateko tam tikrų autorių, medikų tradicinės, netradicinės medicinos įvairūs, sakykime taip, įvairios paskaitos, Genadijaus Malachovo literatūra ir paskaitos. Vis dėlto mane tai privertė susimastyti ir pradėjus gilintis ir žiūrėti mokslinius tyrimus, kurie yra oficialiai pateikiami, susigundžiau tai pabandyti pati. Ir tie rezultatai, kurie pirmiausia manyje atsirado, mane tai labai pribloškė, bet po to, kada tu gauni žinių, tu suvoki, kodėl tai pradeda vykti. Ir pirmas būdas, kodėl aš nenorėjau aplamai badauti, visą laiką vis tiek bent kažkokį lengvą maistą duoti savo, todėl kad nebūtų pašalinių reiškinių. Todėl kad iš esmės atsisakymas, pasninkavimas, badavimas, kaip mes tai vardysim, tai nėra malonus procesas. Ir tam, kad sumažinti tų nemalonių procesų, ypatingai kada prasideda šlakų, toksino valymas, kada žmonėms dažniausiai atsiranda galvos skausmai ar nesilpnumas, tu nori jų išvengti. Ir tu stebėjai, kad, pavyzdžiui, protarpinis badavimas, tu žinai, kad jis duoda naudą ir jis nesukelia tau pašalinių reiškinių, ar ne? Arba tada, kada tu geri vandenį ir naudoji tam tikrus produktus, lengvai virškinamus arba, sakykime, kepenis maitinančius, taip pat nesulaukia šitų rezultatų. O geriant vien vandenį, tai rezultatai būna labai tokie, sakykime, ypač pirmom dienom arba pirmaisiais bandymais pakankamai stiprus, dėl to, kad šlakai toksinai sukyla į viršų ir labai aktyviai mūsų kūnas pradeda ne tik valytis, bet ir cirkuliuoti jame. Pirmiausia, tie toksinai pradeda cirkuliuoti mumyse, mūsų kūne, mūsų kraujyje. Ir tai sukelia labai nemalonius kūno procesus. Tam išvengti, aš dėl to ir nenorėjau, kad taip man būtų, ar ne? Tai kas yra įdomu, pirmiausia, reikia įsigilinti vėlgi, tai sauso badavimo metu tai nebūna, tai nėra. Taip tai gali būti. Bet jeigu kūnas yra tinkamai paruoštas, to labai retai kada tai būna. Tačiau tai nereiškia, kad tai yra malonu. Dažnai mes manipuliuojame žmonių pasitikėjimu, patiklumu, norėdami juos pritraukti, kad jie kažką darytų. Ir pažadame to, ko nėra. Ir visur mes stengiamės išvelgti, parodyti malonumą, ar ne? Ateik, daryk tai, tau bus faina, liuks, super, ar ne? Badauti, atsisakyti, pasninkauti nėra paprasta. Tai yra visų pirma mūsų valios ugdymas. Pasirinkus bet kurią pasninkavimo rūšį, pirmas dalykas tai yra ugdoma jūsų valia. Tai yra ugdoma jūsų koncentracija, susikaupimas, gebėjimas atsispirti, gebėjimas pasakyti ne. Tai yra įvairių sąmonės kanalų, jungčių atstatymas. Tai yra tie procesai, kada tu susiduri pats su savimi. Ne tik su savo kūno pokyčiais, bet ir su tais momentumais, kurie iškyla tavyje, tavo įsitikinimai, tavo programos. Kodėl žmonės bijo pirmiausia sauso badavimo? Todėl, kad kaip aš išbūsiu be vandens? Juk mes esame įsitikinę, kad žmogus po 3 parų numiršta, nors iš tikrųjų naudojant sausą badavimą gydymo tikslams yra badaujama 3, 7 arba net 10 parų. Tai yra labai ilgas laiko tarpas ir kūnas ne tik, kad nenumiršta, bet kūnas ant tiek atsistato, kad jis geba išgydyti tokias ligas, kaip, sakykime, galvos augliai, įvairūs onkologiniai susirgymai. Ir aišku, tai yra tiksliai su gydytojo priežiūra, gydytojo, sakykime, kuris turi didelę patirtį naudojant šitos gydymo metodus. Bet vis dėlto sausas badavimas, jeigu mes kalbam apie paros trukmę, nes mes dabar eisim į paros trukmę mėnesį laiko, mes eisim į sveiką mitybą, į sąmoningą mitybą ir mėnesio laikotarpį mes 4 dienas
badausime, tai tas vadinamasis kaskadinis badavimas arba paros laiko badavimas, kurio metu mes realiai tarsi sustabdome kūną, leidžiame jam ne tik, kad pradėti valytis, bet leidžiame jam gyti, išsivalyti tuos procesus savo kūne, pirmiausia, uždegiminius procesus, kurie leis mūsų kūnui ne tik pagyti, bet transformuotis. Ir transformuotis ne tik fiziniam kūnui, bet ir energiniam kūnui, dvasiniam kūnui. Tie pokyčiai, jie matosi ne tik fiziologiškai, jie matosi ir mūsų emocijose, jausmuose, mūsų elgsenoje, mūsų požiūryje. Todėl, kad ši programa, į kurią jūs kviečiu, tai nebus vien mityba, nebus vien valymasis, bet tai bus gražių praktikų naudojimas, kvėpavimo praktikų naudojimas, ten 5-10 minučių, ar ne, tai bus teiginiai ir afirmacijos, maldos, kuriomis mes padėsime savo pereiti šitą dieną su džiaugsmu, nes jeigu mūsų motyvas, tikslas ir energijos srautas eina ten, kas man suteikia malonumą, tai, kas mane džiugins, tai, kas padės, ar ne, mano vaikų gerovė, mano šeimos gerovė, mano pačios ten sveikata, ar ne, tai mums teikia džiaugsmą. Išėjimas, jis taip pat nebus kaip kažkoks, dabar aš čia turiu išeiti kalorijas skaičiuoti, ne. Tai bus kaip padėka mano kūnui. Aš žinosiu, kas vyksta su juo, aš žinosiu, kaip jam galiu padėti, kaip jis man atsidėkos ir aš jausiu skanų maistą, aš gersiu skanias sultis, aš tikrai turėsiu apdovanojimų savo. Tai visi tie dalykai, visi tie aspektai iš tikrųjų keičia žmogaus sąmonę, keičia žmogaus gyvenimą. Ir aš tikiuosi, kad po šitos programos tai jūs ne tik, kad turėsite naują gyvenimą, sveikesnį kūną, bet iš esmės jūs išmoksite, suvoksite pasninko reikšmę, esmę ir jūs tai propaguosite toliau vieni arba grupėje, kurią, manau, tikrai tęsime ir organizuosime tokius mokymus toliau. Tai vis dėlto sausas badavimas ir tas šlapias badavimas, kogi jie skiriasi, yra esminiai aspektai. Kada mes vartojame vandenį, kaip sakiau, ar ne, toksinai pradeda cirkuliuoti mūsų kūne ir jie pradeda daryti savo darbą. Tai yra pirmiausia nemalonus pojūčiai, paskui jie išeina ir mes gauname teigiamą rezultatą. Kitas dalykas, niekada naudojant, sakykime taip, tą šlapią dietą, šlapią badavimą, nerekomenduojama jo pradėti nesuminkštinus kūno, neišvalius savo storosios žarnos, tai yra nepasiemusi pagalba fiziologinių klizmų arba, sakykime taip, nepradėjus vartoti maisto arba tam tikrų maisto priedų, ar ne, kurie skatintų ištuštinimą lengvą. Tai yra procedūros, be kurių visa ta eiga gali būti ne tik labai nemaloni, bet ir žalinga, tai yra neduodanti naudos. Sauso badavimo metu šito daryti nereikia ir tai yra nerekomenduojama netgi. Ir kada mes badaujam, nevalgom, bet mūsų kūne vis tiek vyksta įsisavinimo procesai, ar ne, aš geriu, mano virškinimo sistema veikia, pas mane vyksta net ir šalinimo procesai, yra išmatos, yra šlapinimasis, ar ne, tai yra ta sistema, kuri leidžia pailsėti jūsų kūnui, iš esmės iš tikrųjų irgi išsivalyti, bet tam reikia daugiau indėlio priekyje ir indėlio po, bei veikimo principas yra kitas ir rezultato tikslas yra visai kitoks. Sauso pasninko, sauso badavimo metu mūsų kūnas yra uždaromas. Aš čia palyginu truputėlį, sakykime taip, žmogus bėga, lekia, važiuoja, dirba, sako, aš jau nebegaliu, pavargau, ar ne. Ir jisai jaučia, kad jam reikia sustoti. Jisai nebeina į darbą, jisai pasiema 2-3 laisvadienius,
Bet jis per tą laiką lipa į kalnus, eina į gamtą, sportuoja, ar ne, tai yra pakeičia vieną veiklą kitu, jinai yra daug sveikesnė, daug naudingesnė mum ir iš tikrųjų jinai duoda rezultatą. Bet jisai nesustoja. O sausas badavimas tai yra tarsi tas momentumas, kada žmogus toje situacijoje tiesiog atsigula ir eina miegoti. Ar ne? Tai yra ta būsena, kada jisai išsimiega, išsilsi, per tą laiką atsistato jo visas kūnas, ar ne, visa siela ir leidžiasi savo miegoti tiek, kiek nori, tiek dienų, kiek jam reikia ir atstatė savo jėgas, jisai grįžta į darbą. Ar ne? Tai ir čia lygiai taip pat. Šlapio badavimo metu mūsų procesai vyksta. Sauso badavimo metu mūsų kūnas tarsi užsidaro į kokoną ir jis sustoja. Ir kas yra įdomu, jisai tame momentume turi, vat kiekviena ląstelė ne tik pasimaitinti, bet ir pasiimti vandens. Ką tai reiškia? Kada žmogus negauna maisto, kada jis yra įvedamas į tą ar ne, va tą sistemą, kas vyksta, kaip atpažinti, kaip įeiti, tai čia jau Telegram kanale tie žmonės, kurie norės dalyvauti tame programoje, viskas bus paaiškinta, susakyta papunkščiui, ką darom, kada darom, kaip darom, dėl ko darom. Bet dabar mes įvadą, ar ne, kad jūs nuspręstumėte, ar jūs norite eiti kartu, ar tai yra ne jum, ar ne. Tai va, to sauso badavimo metu mūsų kūnas tarsi sustoja. Pirmas aspektas, kas atsitinka, žmogus kūnas, sako, aš noriu valgyti, aš noriu pusryčių, žmogus negirdi, neduoda jam maisto, neduoda. Atsiranda alkis ir po to man nėra krūvio, aš galiu daryti tai, ką man reikia. Žmogaus kūno varomieji organai, pagrindiniai organai, kinų medicinoje karalius ir karalienė, tai yra kepenys ir inkstai. Kepenys sako, valio, aš pagaliau galiu. Netvarka, ne kažką tai daryti ypatingai gero, bet pirmą aš turiu apsišluoti, tai yra sutvarkyti tai, kas nuodija mane ir visą kūną. Jis turi kepenis, gauna laiko susitvarkyti su tuo, kur yra didžiausia nešvara. Inkstai sako, kepenys dirba, aš irgi galiu ne tik pailsėti, bet aš galiu dirbti savo darbą, ar ne, valyti kraują, ar ne, pradėti šalinimo procesus, ką reikia pašalinti. Tai pradeda kūnas daryti tai, ką jam reikia. Jeigu ląstelės yra nuvargusios, jeigu jos yra nusilpusios, jos taip pat pradeda švaros procedūrą, nes nuo to viskas prasideda. Į namus, kai ateina svečias arba mes norim kažką naują padaryti, mes pirmą susitvarkom, ar ne. Iš esmės kūnas, tikrai nieko naujo nepasakysiu, kad bet koks rimtas gydūnas, gyduolis, ar ne, pradės kalbėti apie tai, kad nori pagyti, pirmą turėk švarų kūną, ar ne, pradėk nuo valymosi procedūrų, tai yra pirmas žingsnis, kuris yra pagrindas, tai yra pamatas tavo sveikam kūnui, sveikatai tavo. Tai va, ir tai lygiai taip pat vyksta mūsų mikrovisatoje, mūsų kūne, ar ne, prasideda švarinimosi procesai. Tada bedirbant norisi vandens, ar ne, atsiranda troškulys. Žmogus nejaučia troškulio. Čia vėlgi, čia atskira programa ir kaip iki to nueiti ir kas vyksta, tai yra atskiros paskaitos, bet žmogus šituo metu, kada jisai pradeda sausą pasninką, jisai nejaučia troškulio, bet ląstelėm, ar ne, jom reikalingas vanduo kaip informacijos šaltinis, kaip informacijos pokyčių šaltinimas, šalinimas, įsisavinimas ir taip toliau. Ir ląstelės galvoja, man neduoda vandens, iš kažkur aš turiu gauti. Yra labai svarbus momentumas. Sauso badavimo metu visas vanduo reikalingas kūnui yra imamas iš perteklinių riebalų. Čia eina jau vėlgi atskira paskaita, labai trumpai tik pasakysiu, kad yra, žinote, augalinės ir gyvulinės kilmės riebalai. Augalinės kilmės riebalai yra labai gerai sintezuojami mūsų kūne, paimama iš jų energija, tai kas nereikalinga yra pašalinama. Gyvulinės kilmės riebalus mūsų kūnas pažįsta kaip savo.
Jie paima naudą, tai yra paima energiją, bet gyvulinės kilmės riebalų apvalkalėliai ir visos tos dalys, kurios nėra reikalingos mūsų kūnui, jos nėra pašalinamos, nes kūnas nemato poreikio pašalinti tai, kas yra jo. Per visą gyvenimą jos sėkmingai kaupėsi mūsų sąnariuose, žarnyne pagrinde ir įvairiuose kituose organuose. Ir pašalinti jų praktiškai tu nei klizmom pašalinsi, nei, sakykime, ten kepenų stiprinimo procedūrom. Ir vienintelis realiai būdas pašalinti jas arba suvalgyti tas liekanas, tai yra sauso badavimo metu, kada ląstelės nori maisto, jos ką daro? Pirmiausia, valgo mirusias ląsteles, valgo sergančias ląsteles, sveikos, ne? Tai yra jos pačios švarina kūną viduje ir iš perteklinių riebalų paima vandenį. Būtent dėl to sauso badavimo metu mūsų masė sumažėja, pertekliniai riebalai dingsta. Ir kas yra labai įdomu, tai kad yra nuolat pašalinamas perteklinis vandens kiekis. Jeigu mes žiūrėsim į žmogaus esmę, į žmogaus struktūrą, į žmogaus pokyčius, labai dažnai moteris sako, aš čia per stambi, ar ne? Tu žiūri į jį, tu matai, kad tai yra tulžė, sakykime, doša, ar ne, ir visiškai jinai nestambi ir pas ją to riebalo nėra daug, bet pas ją yra daug limfos sąstovos. Geras tikslingas limfinis drenažas, limfinimas masažas arba sausas badavimas labai sėkmingai tuos visus pilvo užkričius, apkričius, rankų, tuos tokius negražius ar ne kibojimus sutvarko. Kodėl? Dėl to, kad išjudinama limfa, pertekliniai riebalai yra iš jų iščiulpiamas vanduo, ar ne, nes kūnui reikia funkcionuoti, jisai nori gyventi. Ir kas yra įdomu, jis yra pašalinamas iš mūsų kūno, nes inkstai sėkmingai dirba, jie neturi apkrovos, nes jie neturi padėti kepenim, nes kepenys ir taip dirba savo darbą sauso badavimo metu. Kas yra įdomu, žmogus sako, aš visą dieną negėriau, bet aš sisioju. Kodėl? Todėl, kad pašalinamas perteklinius vandens kiekius, o mūsų kūnuose šiandien dienai jo tikrai yra per daug. Visi tinimai, užtinimai, pakių nukabėjimai ir taip toliau, ar ne? Ir būtent dėl šitų procesų, kad kūnas tvarkosi tai, kas yra viduj, be mūsų pašalinio įsikišimo, duoda tokius rezultatus kaip tas svorio sumažėjimas būtent dėl to, kad išjuda limfa ir pašalinamas perteklinis vandens kiekis, susitvarko mūsų kūno formos, gerėja mūsų bendra būsena. Toliau labai greitai sustiprėja nagai, bet labai tai akivaizdu būna. Atsistato plaukų augimas, stiprėja plaukai, pakyla mūsų odos tonusas. Veidas, jisai, žinokit, jūs negalvokit, kad vieną kartą pabadavau ir tai bus. Bet jeigu jūs praeinat šitą programą, jūs iš tikrųjų pamatot labai gilius rezultatus. Dingsta pilkumas, oda tarsi pasitempia. Dėl to, kad vėlgi, jeigu yra limfos sąstovos, jeigu yra perteklinis vandens kiekis, nuolat yra maišeliai, įtampa ir ląstelės negali atsistatyti. Realiai šito proceso metu yra atnaujinamos ląstelės ir jos net geba, tai yra skatinama ląstelių naujodara. Tai yra tai, kas mirė pašalinama arba suvalgoma, yra pašalinama iš kūno. Tai, kas yra reikalinga atsistatymui, ląstelės būdamos sveikos ir gyvybingos, jas geba palaikyti mirusių ląstelių funkcijas ir labai sėkmingai 2-3 mėnesių laikotarpį yra atstatoma ląstelių gamyba, augimas. Būtent dėl to žmonės pajunta atjaunėjimą kūno. Mes kalbam dabar tik apie kūną, nors kūnas atjaunėja dėl to, kad sėkmingai mūsų veikiami sąmonės kanalai, energinės bazės ir taip toliau. Bet iš esmės tai, kas įvyksta, tai būna stulbinamai gražu, nepaisant to, kad dingsta blogas burnos kvapas, pakinta liežuvio spalva, konsistencija, tai būdinga tiem žmonėm, kurie daro diagnostiką pagal pulsą, ar ne? Dingsta blogas burnos kvapas, atsistato organizmą mikrobiomą visą, nes negalima eiti aklai į sausą badavimą, tu turi paruošti kūną ir tu turi žinoti, kaip išeiti. Tai kas yra labai svarbu po sausą badavimą, labai svarbu yra tam tikrų elektrolitų naudojimas, tai yra
tam tikras simbiotikų naudojimas, kaip tai padaryti su produktais arba kaip tą padaryti su tam tikrais produktais. Taip pat bus jums visa informacija. Ir jeigu tu viso to laikais, jeigu tu viso to darai, visų pirma, dar svarbiausias matyti momentumas, kurio nepabrėžiau, atsistato tavo medžiagų apykaita, nes kai ląstelės netenka to perteklinių šiukšlių, kurios aplipusios aplink jų membranas, būtent dėl tų nesuvirškintų, pilnai nepašalintų riebalinių atliekų, ar ne, jos pradeda pagaliau atgauna galimybę normalios mitybos. Jas gali pradėti tekėti maisto medžiagos, nes jeigu jūs žinote, mes neįsisaviname medžiagų per skrandį. Iš skrandžio maisto medžiagos patenka į plonąją žarnyną, iš plonąją žarnyno, storąją žarnyną mūsų medžiagos vykstant gerai peristaltikai ir esant švariem šiam organam, vyksta būtent padavimas maisto medžiagų į kraują per žarnyno seneles, ar ne? Ir tokia atveju yra išnešiojama maisto medžiagos po visą mūsų kūną. Ir kad ir išnešiojama, bet jeigu ląstelė yra apsunkusi, nešvari ląstelė, ne organas, ar ne, ji negali net pasiimti to maisto medžiagų. Vykstant sauso badavimo procesams, tai yra kada mes realiai valgome savo patologinę mikroflorą, patologinius procesus, kurie yra mūsų kūnas, patologinius susiformavusius darinius, mes pagaliau pradedam leisti ląstelėm maitintis. Pradėjus atsistačius ląstelių gyvybingumui ir mitybai, kūnas pradeda sveikti pats, nes jis turi jėgų, jis yra pasiruošęs. Kiekviena ląstelė turi atskirą programą, kurios tikslas yra vienas – išgyventi ir duoti gyvybę šitam kūnui, niekam kitam. Praktiškai visos žmogaus ligos, kurios yra, ne visos, dauguma ligų yra, neteisingai kalbu, yra įvairių dalykų, yra programos, yra DNR informacija, yra mūsų karminiai dalykai, ar ne, bet labai didelė ligų dalis arba sutrikimai, kurie yra pakankamai lengvai pašalinami, tai yra būtent dėl perteklinės mitybos arba netinkamos mitybos. Ir sąmoningas pasninkas, sąmoningas badavimas, tai yra tik pirmas žingsnis į sąmoningą mitybą. Ir tai pradėjus daryti, jungiant kartu su sąmoninga mityba, keičiasi tavo kūno sandara, tavo įpročiai, tavo valia, tavo žingsniai ir tavo visas gyvenimas. Šiandien dienai aš pati neįsivaizduoju, kaip galiu gyventi kitaip. Neįsivaizduoju, kaip turėti sveiką kūną, sveiką atą, kaip turėti švarias mintis, energiją, be būtent šitų procesų. Todėl tikrai kviečiu nebijoti, kviečiu išbandyti, nes visos programos metu būsiu šalia aš pati. Gruodžio 19 dieną arba vėliau kitų pamokų metu, kitų projektų metu, ar ne, mes startuojam su individualia, ne kiekvienam žmogui individualiai, bet būtent toje programoje paskirta mityba, paskirto švarinimosi programa, įėjimu į sausą badavimą, konsultacijos sauso badavimo metu, išėjimu iš sauso badavimo ir visas mėnuo tai yra sveikatinimosi mėnuo, kada aš į maistą pradedu žiūrėti ir jį priimti, ne kaip į užkimšti kūną, arba valgau dėl to, kad reikia, arba valgau, nes nežinau, ką valgyti, bet aš tai suvokiu kaip Dievo dovaną, aš suvokiu kaip Dievo duotybę, kuris yra skirtas tam, kad mano dvasiai, mano sielai, mano aš esu ir mano kūnui būtų lengva gyventi ir tęsti savo evoliuciją, savo sielos pažinimą šioje žemėje. Tuos, ką domina programa ši, tie, kurie nori dalyvauti, tie, kurie nori prisijungti, rašykite komentaruose, kad noriu dalyvauti, noriu būti, ar ne. Rašykite asmeninę žinutę, raskite mane Facebook'e. Tikrai visų laukiu, kiekvienas esate laukiamas, džiaugsiuosi už kiekvieno pasiekimus ir būkite laimingi ir sveiki.